Laidą pristato Viči Koldūnai. Beprotiškai fantastiški. Sveiki gyvi, braliukai. Braliukai. Lietuva. Lietuva. Žiūrėkite laidą su Vidas Mačiula krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Jaunasis Vilnietis Augustinas Krūminas, su tėveliais atėjęs į Siemens areną, yra ne tik Lietuvos Rytų, apie kurį šiandien kalbėsime, fanas. Jis gerai žaidžia krepšinį ir gerai mokosi. Sostinės krepšinio mokykla pirmą kartą organizuoja tokį tęstinį projektą, kuris yra skirtas skatinti vaikus ne tik žaisti krepšinį, bet ir siekti aukštumų mokyklos suole. Ir pavadinimas projektų yra pirmas komandoje, pirmas mokykloje, išskiriant komandų lyderius, kurie taip pat savo pasiekimais džiugina tėvelius ne tik krepšinio aikštelėje, bet būtent ir savo pažymiais mokykloje. Turime pirmąjį nugalėtoją ir tai yra Augustinas Krūminis. Ar sunku yra mokytis ir žaisti krepšinį vienu metu? Nelabai, nes kai susikoncentruoji su vienu dalyku, tada kitą beveik pamiršti. O ties kuo labiau tu koncentruojasi? Aš koncentruojuosi labiau ties krepšiniu, bet mama labai stipriai spaudžia prie mokslų. Tai mama tavo turbūt mokytoja, taip? Panašiai, nes labai dažnai tikrina mano namų darbus. Kam tau reikalingas tas mokslas? Kam į tą mokyklą vaikščiot? Gal geriau 2 kartus per dieną pasportuoti? Nežinau, tiesiog noriu gauti labai gerą išsilavinimą. Augustiną apdovanojo Vilniaus klubo direktorius Martynas Purlys ir iš tikrųjų ypatingą padėką norėtume ir būtent klubui pareikšti, kuris tikrai įgyvendina tų mažųjų krepšininkų svajonės. Ar taip? Taip. Su kuo labiau sieji savo ateitį, krepšiniu ar mokslais? Su krepšiniu. Kokia tavo svajonių komanda? Svajonių komanda tikriausiai būtų Lietuvos rinktinė. Lietuvos rinktinė? O kuris krepšininkas labiausiai patinka tau? Iš Lietuvos tai Jonas Valančiūnas, manau. Laidą pristato Viči Koldūnai. Beprotiškai fantastiški. Laidą pristato Viči Koldūnai. Beprotiškai fantastiški. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi krepšinio aistruoliai ir profesionalai. Šiandieną aš su jumis sveikinusi iš Kauno Žalgirio arenos, kurią Eurolygos klubų vadovai pripažino pačia geriausia senajame žemyne. Tai mes žinoma jau patys žinome nuo 2011 rugpjūčio, kaip ši gražuolė arena buvo atidaryta. Tačiau kokia ji būtų negraži, jeigu čia nesirinktų tūkstančiai žiūrovų, kultūros ir sporto aistruolių. Deja, ne visos sporto salės yra pilnutėlis, ypač kai žaidžia mūsų moteris. Eurolygoje rungtyniauja Vilniaus Kibirkštis Viči ir ateina vos kelios dešimtis aistruolių palaikyti šią mūsų moterų ekipą, kuriai tikrai reikalinga pagalba. Jeigu būtų daugiau žiūrovų, būtų daugiau ir pergalių. Štai ir antrąjį Eurolygos ratą namuose Vilnietis pradėjo pralaimėjimu Polkovico CCC. Komandai 15 taškų skirtumo. Kodėl? Į šį mūsų klausimą atsakė krepšininkė Marina Solopova ir komandos trenerė Jurgita Štremikytė Virbickienė. Blogai, toks rezultatas, neužpuolėm. Atrodo, jos irgi nelabai puolė gerai, bet tai gynyba nebuvo kažką. Asmeniškai aš savo žaidimu nepatenkinta. Su tokiu taiklumu aš net Lietuvos lygoje negaliu žaisti. Su tokiu žaidimu net netaiklumu. Tai nežinau, noriu atsiprašyti visų žiūrovų, kurie žiūrėjo, kai patekom į duobę trečiam kėliny. Tai čia jokio pateisinimo nėra. Per trečią kėlinį 4 taškus pelnyti. Ką aš manau? Nežinau, mes tarp šventinių jau dar po švenčių dirbom nemažai gynyboje ir akcentavom daugiau gynybą, bet
nežinau, net aš nemanau, kad tai turėtų turėti įtakos tam esmė. Nes pats pirmas kėlinys, nei gynyba buvo labai agresyvi, nei puolimas buvo agresyvus. Tokia pasyvumas. Nežinau, pasyvumas iš kur. Pasyvumas, kad mėnesį laiko nebuvo Eurolygos rungtynių. Tas, sakykime, neužtikrintumas, abejonės. Iš kitos pusės jam nieko abejo. Jos eina, dauguma, kai kas eina, sakykime, pirmus metus Eurolygų, tau abejonių neturi būti. Abejonės gali būti po metų kažkokių. Išėjau, padarau savo, ką aš moku ir sėdžiu ant suoliuko. Tai prieš mane, kol manęs čia nebuvo tikrai, kiek aš žiūrėjau, domėjausi, buvo labai gerų varžybų ir kad ir praloštos kelios varžybos buvo tikrai labai geras, pritrūko sėkmės pabaigoje. Galvoju susižaidimo, aš čia tik net 2 savaičių nėra. Krepšinis tikrai yra patobulėjęs ir nežinau, tai aš tik vienas varžybą žaidžiu su Sirenom. Kitų komandų dar nemačiau. Pagrindė tai visas susikaupimas yra visom vienodas. Tiek LMKL, tiek Eurolyga visur yra aukščiausi tikslai. Atvažiavau čia, kad padėti laimėti, net nekyla jokių klausimų apie pralaimėjimą. Pirmas varžybas Eurolygoje sudegiam, asmeniškai irgi sudegiau tikriausiai, bet yra kur tobulėti. Tikėkime, kad toks pat žiūrovų gausmas kada nors bus ir moterų Eurolygos rungtynėse. Tačiau mes dar kviečiame pabūti Vilniuje, nes Lietuvos Ryto klubų direktorius Martynas Purlys atsakė į mūsų klausimą, kaip jis vertina 2013 metų rudens ir prasidėjusi žiemos sezoną. Pradžia buvo gera. Pagrindinis mūsų tikslas buvo šitam laikotarpiu patekti į Eurolygą, laimėti kvalifikacinį turnyrą, tą mes ir įvykdėm. Ir pradžia buvo visai nebloga, laimėjom prieš Panathinaikos. Deja, po to patekome į duobę ir niekaip iš jos negalėjom ilgą laiką išlipti. Tačiau to pirmo etapo pabaiga, laimėjimas prieš Žalgirį, kažkaip kompensavo tos pralaimėjimus ir nuteikė ateičiai visai neblogai. Tai nieko naujo nepasakysiu, kad mūsų kovos su Žalgiriu yra principinės tiek mums, tiek žalgiriečiams. Ir kiekvienos rungtynės su Žalgiriu tai būna derbis, būna vyras prieš vyrą, būna daugiau negu krepšinės, jeigu galima tai pasakyti. Tai yra didelis susidomėjimas, tai yra didelis prestižo reikalas laimėti vienai ar kitai komandai. Tai mums buvo labai svarbu tos rungtynės, kadangi laimėjimas prieš Žalgirį mums garantuoja aukštesnę vietą reguliariam sezone. Ir tuo labiau, kad Žalgiris jau buvo patyręs keletą pralaimėjimų reguliariam sezone, todėl atėjus naujam treneriui mes koncentravomės būtent į šitas rungtynes ir mums tai pavyko. Ar negeriau būtų 4, o gal net 6 ratus sužaisti namuose Lietuvoje su Žalgiriu, nei vieningoje lygoje važinėti skersai, išilgai, tikrai po didelę valstybę Rusiją, ne tik. Aš nežinau, ar nepabostų tai 4-6 ratai Lietuvos žiūrovams. Tai čia yra diskutinas klausimas, ateities klausimas, ar apsimoka ar neapsimoka. Dabartinė situacija yra tokia, kad mes žaidžiam VTB lygą. Ir tai yra geros komandos ir ta VTB lyga buvo kaip kompensacija išnykus Baltijos krepšinio lygą, neišnykus galbūt šiek tiek pasikeitus formatą, nes mums reikėjo gerų varžybų. Tai šiais metais mes žaidžiam VTB. Yra neblogai priešininkai, yra priziniai fondai, kurie yra labai svarbus mums. Ir galbūt žiūrovų susidomėjimas irgi šiek tiek yra didesnis negu paprastom LKL rungtynėms. Šiais metais mes jau žaidžiame 2 pilnus ratus, tiek išvykoje, tiek namuose su visom komandom. Tai yra pasikeitęs formatas, tai mes irgi rungtynių skaičius padidėjo, tai atiduodam duoklę LKL. Sakau, labai džiugina, kad šiais metais LKL komandos yra žymiai sustiprėjusios. Yra daug naujų salių, aš turiu menį visų pirma, tai Kėdainių Nevėžio salė, tikrai labai puikiai, ypač tenai susidomėjimas didelis yra. Tai praktiškai
LKL'as šiais metais tikrai sustiprėjęs ir dėl kitų metų žiūrėsime jau po sezono, kokia bus situacija. Žaisdami Europos taurėje mes, aišku, siekime maksimalaus tikslo. Taip pat kaip ir LKL. Kad patekti Eurolygą mums reikia galbūt tokio mažo dalyko, kaip laimėti kabutėse LKL ir arba Europos taurę, arba kvalifikacijos turnyrą. Tai šiais metais mūsų pagrindinis tikslas tai laimėti Lietuvos krepšinio lygos žiedus. Tačiau, gerbiamas Purly, juk kiekvieną laimėjimą pasiekia tik ta komanda, kuri neturi rūpesčių. Kaip dažnai mes sakome, problemų, pavyzdžiui, finansinių, kokios turi Žalgiris su palikta skolų kupra. Ar Lietuvos Ryto komanda nejaučia pinigų stygiaus? Žinot, finansinė situacija Europoje tikriausiai gali pasigirti gera finansinė situacija, tai keli klubai, visiems yra sunku, tačiau mes tikrai šiais metais tvarkomės labai neblogai, algos žaidėjams nevėluoja, viskas išmokama laiku. Palyginti su praeitais metais mes surinkom tikrai pajėgią komandą, simpatišką komandą su buvusiais gerais NBA žaidėjais, turiu minėję Songajų. Martynas Gacevičius grįžo, turim pajėgius žaidėjus, patenkinti labai Zabiano Daudilo įsigijimą. Tai palyginant su praeitus metus yra tikrai simpatiška ir gera ir stipri komanda. Bet viskas sprendžiasi antrojo sezono pusėje ir gale sezono. Tai nereikėtų užbėgti už akių. Svarbu, kad visi būtų sveiki ir kad sėkmė nuo mūsų suktų. O trenerių, sakykime, pasikeitimas, ar žaidėjai tie, kurie išeina, jum finansinių rūpesčių kelia, ar sutarėt, gražiuoju ir nereikės tarptautinių teismų, tai kaip Žalgiriui? Mes visą laiką ruošiame, stengiamės susitarti gražiuoju. Tai su treneriais esame, būtent su Dirku Bauermanu esame sutarę, sudėlioję mokėjimų grafiką ir jokių problemų čia nekyla. O žiūrint į Eurocupą rungtynes, tai laukia labai sunki išvyka, labai atsakinga išvyka, bet mes galvojam tik tai apie pergalę ir tikimės, kad taip ir bus. Lietuvos Ryto krepšininkai puikiai sužaidė antrasias Europos taurės rungtynes išvykoje, kai Zagrebe 1 taško skirtumu 84-83 laimėjo prieš C9 ekipą. Gal tai šiai pergaliai juos įkvėpė pralaimėjimas Vilniuje, VTB rungtynėse Krasnodaro Lokomotiv. Laimėjo Simo Jasaičio ir Manto Kalniečio komanda. Nuostabiai žaidė buvęs žalgirietis. Aišku, stengiuosi susikaupt prieš varžybas, nes kiekvienas varžybose reikia iš naujo įrodinėti ir, kaip pasakyti, žengti žingsnį į priekį. Jeigu nori kažką pasiekti, tai dėl to ir stengiuosi. Ir puikiausiai žinau, kad jeigu išeisiu nesusikoncentravęs ir neturėsiu tos energijos, aš negaliu padaryti visko to, ką moku, ir tada patampu toksai nekoks žaidėjas ir tai galų gali pavojinga ir traumai gal, taip kad stengiuosi susikoncentruoti varžybų. Taigi trauma, atrodė, kad tavo raumų ten trūko. Ne, čia nieko baisaus nebuvo, tik tai tuo metu skausminga, nes sutraukė tą raumenį, o ten minutė praeina ir vėl gerai, ten viskas gerai taikoja, čia paprasčiausias, gal šiek tiek pavargau ir paprastas raumens sutraukimas. Kad dabar būtų pasiruošę, mūsų laukia gražus ir iškilmingas momentas. Lietuvos krepšinio federacija ir portalas delfi.lt sveikina geriausius 2013 metų Lietuvos krepšininkus, už kuriuos balsavo šalies krepšinio aistruoliai. Plojimais pasveikinkime daugiausiai balsų surinkusius Lietuvos rinktinės žaidėjus. Jūsų aplodismentai. Vilniaus Krepšinės Viči žaidėja, puolėja Lina Pikčiūtė. Ir Krasnodaro Lokomotiv Kubanė žaidėja Manta Kalnietė. Apdovanojimus įteikė Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis. Jūsų aplodismentai.
tikrai labai džiaugiuosi, kad už tokių įvertinimų tai kaip asmeninis laimėjimas didelis ir aišku viskas prasideda nuo gerų komandos rezultatų, taip kad man tas praeitas sezonas buvo geras ir aš tikrai, sakau, džiaugiuosi šio įvertinimu, nes tai tikrai yra reikšminga tokių krepšinio šaly kaip Lietuva gauti tokį apdovanojimą, man tikrai yra labai smagu. Dėkoju, kurie įvertino mano darbą, kurie mane išrinko ir sieksiu jų nenuvilti ir ateityje. Su Mantu Karliečiu šiandieną dar susitiksite, tačiau jau po rungtynių, kai baigsis Žalgirio ir Tel Avivo Maccabi ekipų Eurolygos rungtynės čia Kaune Žalgirio arenoje. Taigi, Eurolygos rungtynių pertrauka. Žalgiris Maccabi 46-38. Ir šiandieną kalbiname gailą, ne žalgirietį Adą Juškevičių, bet kuriai komandai, kaip tiksliai ištark pavadinimą? Bremerhaveno Eisbaren. Vokietijos komanda. Ką tai reiškia, Aislik ledas būdavo? Šiaurės Lokiai, tai miestas yra šiaurėje ir prie uosto tai Šiaurės Lokiai. Man kažkaip keista žiūrėti Žalgirio žaidimą iš tribūnų ir kažkaip toks keistas tikrai jausmas, bet man karšta, ausis įkaitė, taip kad aišku nesu tas fanas, kuris atėjęs čia šokinėje ar labai ploja, tiesiog žiūriu krepšinį paprastai, kaip daugiau gal kaip suprantantis tą dalyką, bet to mėgaujuosi. Ar geriesi, ar nervinis, kad nesiseka Žalgiriui, kaip gali pasakyti? Nu, kad sekasi, +8 taškai, taip, nėra ko nervuotis. Džiaugiuosi tikrai, kad po tokios prastos serijos 3 varžybų dabar jie bent kol kas rodo tą gerą žaidimą ir panašu, jeigu taip ir toliau pasieks pergalę, kurios jiems reikia kaip oro. Adai, paprastai Žalgirio žemaūgiai, toks kaip tu, kažkas didelis, pelnydavo taškus, o šiandien priešingai. Mūsų puolėjai, ypač Jankūnas, kapitonas, pagaliau ir Jevtokas išėjęs, tave tai nustebino? Na, aš žinau jų potencialą, manęs tai nenustebino, tiesiog manau, kad treneriai pasirinko tokią taktiką, kad žaisti daugiau per aukštus žaidėjus ir ta taktika pasiteisina. Paulius su Robertu labai puikiai žaidžia, taip kad viskas atrodo liuks. Ką galėtum pasakyti apie savo konkurentus žalgiriečius jaunėlius? Latvis, lietuvis? Nieko, ką aš galiu pasakyti, galiu palinkėti sėkmės jam ir įsitvirtinti klube ir tiek. Kaip baigsis rungtynės, kokiu rezultatu laimės? Manau, laimės Žalgiris 6 taškais.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidato Ado Juškevičiaus prognozės ir aistringų Žalgirio gerbėjų viltis, kad kauniečiai top 16 etape šį kartą iškovos pirmąją pergalę, vėl neišsipildė. Trečiajame kėlinyje Žalgiris pirmaudamas 9 taškais stabtelėjo, o Maccabi uraganišką vieną atkarpą laimėjo 4-2. Ketvirtajame kėlinyje abejotini teisėjo sprendimai, plus 2 kauniečių paslydimai rungtynių gale, puikų pasiaukojantį gražų Žalgirio žaidimą pavertė pralaimėjimu. Paskutinė minutė baigėsi, 6 sekundės, 4 taškais pirmauja svečiai ir paskutinė svečių ataka. Viskas. 87-78 rungtynės baigėsi, turime plot Žalgiriui už puikų žaidimą. Jeigu nesėkmės paskutinėmis sekundėmis būtų pergalė, bet ačiū vyrams už nuostabų žaidimą, už kovingumą, už meistriškumą. O komandos kapitonas Paulius Jankūnas fantastiškai sužaidė, 21 pelnytas taškas. Ir štai mūsų interviu su Gintaru Krapiku. Gintarai, kaip pakomentuotas paskutinės sekundės minutės, kai dar galėjom. Na, man atrodo, kad iki pat rungtynių pabaigos bandėm tą įtampą išlaikyti ir galvojom, kad pavyks mums persvert rezultatą, bet porą klaidų ant galo. Nenoriu nieko komentuoti dėl teisėjų, čia ne mano reikalas. Bet apskritai, man atrodo, ir treneriai, ir žiūrovai patenkinti šiandieniniu kovingumu ir meistriškumu ir apskritai. Patenkinimu, bet reikėjo taško, o jo šiandieną mes neiškovojom. Pats esi specialistas Rusijos krepšinio, štai laukia Kubanėje Lokomotyvas. Gal tenai bus lengviau? Mums niekur nebus lengva, bet aš galvoju, kad mes, išskyrus galbūt pirmas rungtynės su Bavarija, kurias per anksti pasidavėm, tiek Maskvoje kovojom, kiek jėgos leido ir šiandieną taip pat kovėmės, bet porą klaidenų neleido šiandien išlaikyti iki galo tą įtampą ir galbūt rungtynių gale laimėti. Taip kad ir išvykoje su Kubanės komanda tikrai nevažiuosim pasiduoti, kovoti tik dėl pergalės. Bet jaunimas grūdinasi tokiuose rungtynėse ir tai džiugina. Na, be abejo, kad jiems tai didžiulė patirtis, bet norėtųsi ir rungtynės laimėti. Turiu žiūrovams pasakyti, kad laukia mūsų net 4 lietuviai Kubanėje. Ir su Mantu Kalniečiu mes kalbėjomės, kaip jis sutiks savo bendraklubius. Jausmas koks, aišku, smagu, kad atvažiuoja draugai, savi žmonės, kuriuos puikiai pažįstu, bet darbas yra darbas, kiekviena komanda stengsis laimėti. Nors esu iš Kauno, Žalgiris visą laiką mano komanda, bet tą dieną aš stengsiu, kad mano dabartinė komanda laimėtų. Nemanau, kad jie yra silpni, jie kovoja, kiek gali, tiek stengis, pataikė, paskutinį, ta prasme, pateko į top 16 ir dabar stengis irgi kovot, gal nėra viskas ten aišku gerai, bet buvo žaidėm prieš tikrai aukšto lygio varžovus ir pralaimėjom tik varžybų galuose, aišku, patys kalti dėl to, bet tai yra 14 mačų, mes rankų nenuleidžiam ir dar tikrai bandysim iššokti į tą top 8. Kauno Žalgirio arena ištuštėjo, tai mums pranešimas, kad reikia baigti šiandieninę laidą, nes jai skirtas laikas baigėsi. Atsisveikiname iki sekmadienio 9:30 min. Žiūrėkite BTV. Iki pasimatymų. Laidą pristato Vičiai Koldūnai. Beprotiškai fantastiški.